Eglutė nuolat žaliuojantis medis. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad savo darželio pavadinimą galime sieti su kryptinga ekologinio ugdymo programa mūsų įstaigoje. Įveikdami vis naujus ekologinius iššūkius, įsitraukdami į inovatyvias ekologinės veiklas, kasdienybėje siekiame tvarumo. Pagal galimybės prisidedame prie globalių problemų sprendimo. Lauko erdvėse dideliems ir mažiems orientuotis padeda sukurtas planas Pažink eglutę. Ugdytiniai, būdami natūraliame gamtos prieglobstyje, gali pasirinkti erdvę kūrybiškai veiklai, išlaisvinti savo kūrybines galias. Nuo 2022 metų esame Eko mokyklų tinklo nariai. Tinklo koordinatorė Kauno prezidento Valdo Adamkaus gimnazija. Kiekvieną pavasarį esame pakviesti sudalyvauti praktinėje konferencijoje Eko idėjos Lietuvai. Smagu sudalyvauti tokiuose renginiuose, nes jie suburia Lietuvos švietimo įstaigų vadovus, mokytojus bei mokinius, pasisemti naujų ekologinio ugdymo idėjų, išbandyti praktinės veiklas, pasidalinti ekologinio, gamtosauginio ugdymo patirtimis, diskutuoti darnos ir tvarumo klausimais. Mums naudinga išklausyti, smagu susitikti, įdomu pasitikrinti žinias ir turiningai praleisti laiką diskusijose tarp bendraminčių. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno Adamkaus gimnazija mus įpareigojo metams sudaryti eko renginių planą ir nuosekliai jo laikyti. Mūsų bendruomenės nariai aktyviai įsitraukė į eko veiklas ir turime sukūrę jau ne vieną skaitmeninę eko veiklų knygą. Jas galima pavartyti, nuskenavus QR kodą. Organizuojame tokius renginius, kuriuose aktyviai dalyvautų ugdytiniai, tėveliai, mokytojai. Štai kaip ir praeitais metais vykusi Eko miesto atidarymo šventė. Ši eko iniciatyva dar labiau paskatino visą bendruomenę kalbėtis, diskutuoti, atrasti antrinių žaliavų panaudojimo galimybės, įžvelgti tvarumo aspektus kasdieniame gyvenime. Kiekviena grupė, domėdamasi tvaraus gyvenimo idėjomis bei ugdydamasi ekologinį sąmoningumą, kūrė tvarius automobilius iš kartono, nebenaudojamo popieriaus. Automobiliai renginio metu žaismingai riedėjo nuo vieno eko miestelio iki kito. Tik nuolatinis tobulėjimas mus veda pirmyn, padeda siekti užsibrėžtų ekologinių idėjų įgyvendinimo tikslų. Dalyvavome Žalių idėjų festivalyje, kur prezidentūros kiemelyje Vilniuje vyko iškilminga Gamtos herojai 24 apdovanojimų ceremonija. Ekologinėje iniciatyvoje dalyvavę lankytojai turėjo galimybę pasidžiaugti tvariais, netradiciniais sprendimais, naujomis idėjomis bei sumanymais. Tokios edukacijos ne tik skatina pamastyti apie ekologines problemas, bet ir skatina susilaikyti nuo perteklinio vartojimo. Renginio metu veiklos buvo orientuotos į ekologinį ugdymą, kai ugdymo tikslas – stiprinti vaikų ryšį su gamtos pasauliu ir perimti jo saugojimo vertybės. Mūsų įstaigos mokytojai dalyvavo Vilniuje surengtoje konferencijoje Tvari mokykla 2030. Išskirtiniame renginyje buvo pristatytos gerosios praktikos ir įkvepiantys pavyzdžiai, kaip sėkmingai integruoti tvarumo principus į švietimo įstaigų, kasdienę veiklą ir aplinką. Kryptingai siekiame tvarumo kokybinių pokyčių ir eko veiklas integruojame į kasdieninį ugdomąjį procesą. Darželio erdves puošia 3 tvarios šiukšliadėžės. Matydami atliekų tvarkymą kaip kompleksinį atsakingą procesą, siekiame prisidėti prie atsakingos veiklos tikslų įgyvendinimo, žvelgdami kūrybiškiau ir prasmingiau. Pasitelkus vaizduotę, įvairios naudotos automobilių dalys atgijo naujam gyvenimui ir tapo originaliomis priemonėmis, kurios išradingai ir kūrybingai papildo mūsų įstaigos edukacinės erdves.
Dalyvaujame Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamame visuomenės aplinkosauginio švietimo projekte Smalsauju ir augu su eko. Mažieji tyrėjai ieško įrodymais pagristų išvadų, naudojantis stendais, schemomis ir enciklopedijomis. Gamtos pasaulis vientisas, todėl neapsiribojame atskirų gamtos mokslų dalykų dėstymu ir integruojame nuolatinį domėjimąsi gamtotyra. Supančio pasaulio stebuklai skatina priimti tvaresnio pasaulio sampratos iššūkius. 2023–2024 mokslo metais Eglutėje vyko tarptautinio Erasmus plus K210 mokyklų partnerysčių projektas Apsaugo gamtą, gamta mano ateitis. Šis tarptautinis projektas vyko tarp Lietuvos, Italijos, Ispanijos ir Turkijos atstovų. Kartu mokėmės tvarių veiksmų, ugdant teigiamą požiūrį į aplinkosauginį sąmoningumą. Projektas mums atvėrė plačias galimybes. Jo metu mokytojai lankėsi Turkijoje, Italijoje bei Ispanijoje. Įsitraukėme į novatoriškas veiklas, prisidėdami prie tvarių iniciatyvų. Iš kitų šalių parsivežtos iniciatyvos sėkmingai gyvendinamos mūsų įstaigoje. Žalieji pasakojimai sekami tvarių prijuosčių ir spalvotų paveikslėlių pagalba. Tvarias prijuostes mes įsigijome iš įmonės Mes2. Tai apsijungusios dvi organizacijos – VŠI Būk su manimi ir VŠI Dirbinyčia, kurios siūlo gaminius iš antrinių žaliavų. Pirkdami tekstilinius gaminius iš šios parduotuvės prisidedame prie aplinkos apsaugos ir mažiname vartojimą. Kaip mes ruošiamės šventėms? Kaip mes puošiame savo įstaigą? Ogi tvariai. Iš daugybės kilogramų nebenaudojamų knygų, žurnalų, kartono bei kitų medžiagų sukonstravome 2 batus. Mokydamiesi tvarių veiksmų ir ieškodami teisingų gamtos išteklių panaudojimo galimybių, įsitikinome, kad batus galima atnaujinti, jų keisti visai nebūtina, jie mums gali tarnauti tikrai ilgai. Pasirodo, būti draugišku gamtai visai nesudėtinga, tai labai prasminga.